Jeigu klausėt bendrai, koks yra pats taikliausias pneumatinis ginklas iki 7,5 džiaulio, tai būtų tas ginklas, su kuriais žmonės laimo olimpiadas, tai būtų Walther LG500 ITAC. Tik tiek, kad jūs už šitą ginklą susimokėtumėt kokius 4000, jeigu nedaugiau eurų. Aš spėju, kad jūs klausėt ne to. Jeigu klausėt apie tokį civilinį, ale nesportinį ginklą, tai būtų FX Airgun Impact M4. Bet to ginklo kaina irgi yra apie 2000 eurų, kas dažniausiai nėra ta suma, kurią nori išleisti žmonės. Bet jeigu šnekat apie tokį paprastą pasišaudimą namie, bet su labai kokybišku ginklu, tai sakyčiau, kad tai yra šita Kometa Fusion, kurios kaina yra 500 eurų. Tai tikrai nėra pats pigiausias pneumatinis ginklas, bet jūs klausėt, koks yra taikliausias. Tai šitas ginklas ganėtinai paprastas, bet jis yra labai gerai padarytas. Turit medinę buožę, turit reguliuojamą žando atramą, turit saugiklį, kuris automatiškai įsijungia prieš kiekvieną šūvį. Jeigu ką, čia yra atlaužiamas ginklas. Ir turit bėgelį optikai, nes ant šito ginklo tikrai norėsit dėti optiką, nes norėsit šaudyti iš didesnių atstumų. Būtent šio ginklo nuorodą įdėsiu į komentarą, o daugiau pneumatikos rasit Getbekse. Te.